Sveiki visi. Taigi, dabar padarysiu Photoshop pamoką. Ką daryti, jei noriu tokio teksto. Man jis visai nieko. Gali jį judinti, daryti, ką nori, tarkim. Bet geriausia palikti ramybę. Tai kaip padaryti tokį tekstą? Pirmiausia, reikia susikurti naują 500. Čia turi būti 7.2. Ir, ok. Manau, pasidarom background copy. Taip, šitą galim ištrinti. Ir dabar šitą einam blending options. Ir granite overlay 2 kartus reikia paspausti, šitą reikia radial, kad gautųsi taip. Reverse. Tada einam čia, kad spalva. Dabar čia rašome spalva 3.2, 3.5, 3.8. Na, gaunasi tokia spalva. Čia viskas normaliai ir okei. Na, gavom tokį, ne? Toliau. Ką daryti toliau? Pasimam. Kuo rašysim? Tekstas geriausias TV, CM, MT, Condensed, Extra Bold. Tarkim, aš išsižiūrėjau. Geriausia spalva būtų balta. Nu, aišku, galima ir kitą. Einam tada čia blending options, outer glow, šitas, dabar spalva čia 8 CD, 7 FE. Gavom tokią. Čia size 15, opacity 50. Ir vagam. Dabar šitą duplicatinam. Dabar pasidarom layerį. Ir dabar su Ctrl paspaudžiam ant šitą. Dabar kitu klavišu ir merge layers. Gaunasi vienas. Dabar einam filter, pixelate ir mozaik. Čia 10 šitas turi būti geriausiai. Gaunasi taip. Tada filter, pixelate ir mozaik dar kartą. Dabar geriau. Dabar kitaip gauni, ką daryti toliau. Filter, čia ir čia. Biškai paryškėja, tada filter, tada čia gali. Ir dar, gali daryti šitų dalykų pagal save, bet man taip geriau. Bet gali būti ir kitaip, kaip sakiau. Biškai pamiršau, reikėjo nuo vyno nuimti outer glow. Galite ir nuo šitą nuimti. Ir va, gaunasi toks tekstas. Ši pamoka labai paprasta. Jei ko nors dar reikia. Čia biškai kitaip padariau kažkaip. Nėra skirtumo. Steve, panašiai. Ir taip gali būti. Daugiau ką čia dar pasakyti. Ne, pamoka išties lengva. Ir nemanau, kad čia reikia dar kažko. Taigi, su jumis buvo LGC.